Praėjusį trečiadienį Šiauliai trečią kartą per paskutinės 2 savaitės susitiko su Marijampolės Sūduvos vienuolyne. 2 paskutiniai susitikimai baigėsi Sūduvos pergalėmis. Pirmasis 2-0, antrasis 3-0. Sužaidus nepilnas 2 minutes krito pirmasis rungtynių įvartis. Po Dariaus Maciulevičiaus pakelto baudos smūgio įvartį pelnė baudos aikštelėje atsidūręs Tomas Mikuckis. Jo pirmąjį smūgį Liudvikas Valius atrėmė, tačiau antrojo ne. Rezultatas tapo 1-0. Po 8 minučių Sūduva pelnė antrąjį savo įvartį. 10-ąją minutę pasižymėjo buvęs Šiaulių komandos pagrindinis puolėjas Ivanas Lukjanovas. 21-ąją minutę po antrojo įvarčio autoriaus perdavimo įvartį į savo sąskaitą įsirašė Darius Maciulevičius, kuris ženkliai prisidėjo prie pirmojo rungtynių įvarčio, kai pasižymėjo Tomas Mikuckis. Dar po 7 minučių 28-ąją Šiaulių baudos aikštelėje vėl sumaištis, kurios atomazgoje krito 4-asis rungtynių ir paskutinysis kėlinio įvartis. Po Mindaugo Gardzijausko perdavimo kamuolį į Šiaulių vartus nukreipė Povilas Lukšys. Nors ir atsilikinėdami, tačiau antrąjį kėlinį aršiau pradėjo šiauliečiai. 2 komandos kapitono Manto Kuklio smūgiai į Sūduvos vartus. Pirmasis pataikė į virpstą, antrasis skriejo šalia vartų. 57-ąją rungtynių minutę į baudos aikštelėje įsiveržė Ramūnas Radavičius, kuris netrukus perdavė kamuolį laisvam Ivanui Lukjanovui. Šiam beliko tiksliai pasiųsti kamuolį į Šiaulių komandos vartus. Antrasis Latvio įvartis rungtynėse ir 5-asis Sūduvos. Galiausiai 64-ąją minutę įvartį pelnė Šiaulių komanda. Edvinas Jasaitis pasiuntė prie jo sustojusi kamuolį į Sūduvos vartus, pelnydamas komandos garbės įvartį ir nežymiai sušvelnindamas rezultatą. Edvino įvartis buvo reto grožio. Tačiau dar po 6 minučių teisėjas paskyrė 11 metrų baudinį į Šiaulių komandos vartus. Prie kamuolio stojo Bobi Božinovskis, kuris pelnė 6-ąjį įvartį komandai. Sūduva priekyje 6-1. Po 2 minučių Sūduva netoli savo baudos aikštelės grubiai sustabdo Šiaulių komandos kapitoną. Teisėjas paskyrė baudos smūgį bei nubaudžia Marijampolietį geltona kortele. Prie kamuolio stoja 2 šiauliečiai, tarp jų ir nuolatinis tokių baudos smūgių realizuotojas Šiaulių komandoje Mantas Kuklys. Jis ir pakelia kamuolį, kuris perskrėjęs per varžovų sienelę nuskrieja tiesiai į Sūduvos vartus. Mantas dar sušvelnina rezultatą. 89-ąją minutę į Šiaulių vartus paskirtas dar vienas 11 metrų baudinys. Prie kamuolio stoja Ivanas Lukjanovas ir pelno įvartį. Lukjanovui tai buvo pirmasis hat-trikas čempionate. Rezultatas tapo panašus į ledo ritulio rungtynių rezultatą – 7-2. Rungtynės taip ir baigėsi. Po rungtynių pakalbintas Ivanas Lukjanovas sakė: "Visada įdomu žaisti prieš buvusią komandą ir visada norisi ją įmušti. Regis šį kartą jam labai pasisekė."